Aš manau, kad šitas filmas neturėjo egzistuoti ir tuoj paaiškinsiu kodėl. Gerai, Gemini, sakyk, kuriais metais vyko Pietų Amerikoje Dakaro ralis? Kaip jau minėjau, Dakaro ralis Pietų Amerikoje vyko nuo 2009 iki 2019 metų. Gerai, ačiū, užtenka. Kažkada tarp 2009 ir 2019 metų buvo šalta žiema, bet buvo saulėta žiema. Aš nusileidau ją pačią ir kaip tuometinis normalus paauglys išsikipiau dešrainių, išsijungiu televizorių, žiūriu per TV6 ar per kažkur rodė Dakaro ralį. Tada išsijungiau kažkur į kitą kanalą ir žiūriu toks labai daug žalumos vaizdas, tokios vos ne video žaidimų grafikos ir aš tada supratau, kad aš žiūriu Star Wars. Ir mane tada užkabino labai stipriai, pamenu, tie visi droidų armijos, kaip atrodė įspūdingai. Ir nuo to laiko aš pasinėriau į Žvaigždžių karų visą pasaulį. Turiu problemą su tuo. Nes turiu vieną tatuiruotę čia. Čia yra šiek tiek Star Wars tatuiruočių. Turiu plakatus namuose Star Warsų. Man Žvaigždžių karai visada asocijuodavosi su ta sausio mėnesiu, su valgymu dešrainių pas tėvus, su Dakaro raliu. Ir kiekvieną kartą, kai įsijungi bet kokį Star Warsų filmą, pradeda eiti geltonas tekstas ir vėl mane užpildo ta šiluma, kurią aš jausdavau tuo metu žiūrėdamas vaikystėje Star Warsus. Ko negaliu pasakyti apie dabartinius Star Wars filmus ar serialus. Rova. Skonį, o sudėtis be pridėtinio cukraus ir saldiklių su... Kai kalba eina apie naująjį Mandalorian ir Grogu filmą, mes buvom pažiūrėti jo kine prie premjerą ir galiu pasakyti, kad filmas gal ir nebuvo blogas, bet Žvaigždžių karų pasaulyje ir visą tą prasme kalbant, tai buvo filmas apie nieką. Jo, kaip ir vas, 6-7. Realiai pirmi įspūdžiai tokie, kad 3,5 sezonas, kaip sakė, einis pirmos 1-2-3 serijos. Serijos viename, realiai. Nu, tipo, jo, ir toks Pirma labai... serija toks, kur sezono 2-3 serija, kur warm-upinimas. Jo. Ir biški pasprinklinta truputėlį kontentą, o daugiau antrąją seriją tos, kur... Pagreit, uždarimas. Jo, tipo, uždarimas įspūdingas buvo, bet šiaip... Prieš paskutinę tokią seriją tos... Ir plot holes'o buvo, bet čia dar prieisiu prie šito. Smulkmenas. Istorija yra toksai standartinis Mandalorian sezonas. Iš esmės tai pasijautė kaip kelios serijos iš serialo sezono, o ne kaip kažkoks atskiras filmas. Ir aš labai tikėjausi pamatyti, kuo Mandalorian ir Grogu pasaulis susiriš su Ahsoka serialu, nes čia kažkas jau vis tiek turėtų pajudėti, bet iš esmės istorija visiškai nepajudėjo. Jo, atsirado naujų veikėjų, veiksmas buvo neblogas ir nenoriu skambėti, kad čia labai blogas filmas ar kažką. Tiesiog ne, jis nebuvo blogas, bet tiesiog matosi, kad tai buvo taikyta į bendrą auditoriją, bet nebuvo taikyta į Star Wars auditoriją. Bet iš tos pusės žiūrint, kad buvo labai tokių skaudžiai nelogiškų dalykų. Pavyzdžiui, buvo scena, kur Mandalorian bando iš kalėjimo išvaduoti Roto the Hutt, Jabba the Hutt sūnų ir kalėjime yra paleidžiamas kažkokios dujos ir jisai užmiega. Nors jisai buvo su savo Mandalorian šalmu. Bet čia yra nelogiška, nes Mandalorian šalmai yra tokie, kurie vos ne atviram kosmose gali skraidyti ir jie turi filtravimo sistemą. Kaip pasibaigė trečias sezonas Mandalorian ir kaip pasibaigė šitas filmas, istorija visiškai neprogresavo. Tai buvo filmas labai lengvas, toks, sakykime, veiksmo filmas. Buvo linksmų momentų, Grogu buvo parodomas savo toj vaikiškoj formui, po to link galo filmo Grogu staiga tapo tokiu jau gan suaugusiu ir mąstančiu už save, kuris išgelbėjo Mandaloriano gyvybę iš esmės. Dabar populiaru yra vadinti Star Warsų filmus Disney slopu, bet nemanau, kad čia buvo tai, bet nemanau, kad ir tai buvo Star Wars vertas filmas. Jeigu tai būtų buvęs serialas, aš manau, kad tai būtų labai ilgai išsitęsę į vieną sezoną. Tai nėra filmas, kurį aš žiūrėčiau dar kartą. Aš manau, kad reikia vis tiek suprasti, kad Star Warsai nebebus tas pats, kas buvo prieš 20 metų ar 30 metų, ypač kai tai jau nebėra George Lucaso projektas, o tai yra Disnėjaus projektas, o Disnėjus yra korporacija, kuriem, svarbu užsidirbti pinigų, svarbu prastumti žaislus į prekybą, veikėjus kažkokius perkamus ir kurie būtų tinkami plačiai auditorijai, o ne tik Star Warsų nerdam tokiem kaip aš ar jūs, jeigu žiūrit šitą dalyką. Gerai, kad mes turim Dave Filoni, Jon Favreau, kurie yra tikrai geri, sakykime, George Lucaso įpėdiniai, tik čia nėra nepriklausoma studija, nėra Lucasfilms, o čia yra Disnėjus. Tai gal ir naivu tikėtis, kad Star Warsai vėl bus kažkas, kas buvo prieš daug metų.
Bet eikit pažiūrėti Andor serialą, eikit pažiūrėti Ahsoka serialą, eikit pažiūrėti Kenobi serialą, ypač naująjį animuotą serialą Maul Shadow Lord, labai geri darbai. Ir pamirškim tą naują trilogiją, pamirškim Acolyte serialą ir manau, Star Warsai vis tiek gali teikti džiaugsmo.